Čia stresas tai mikrofonas. Būtina mikrofonas. Šiaip tai garsiai kalbu, tai ir be mikrofono galėčiau. Gerai. Tai laba diena, malonu visus matyti ir šiandien atvykau Astos kvietimu pasidalinti patirtimi ir daugiau kalbėti apie praktiką, bet jau kadangi mane pristatė, kad esu lietuvių kalbos mokytoja, tai ir norėčiau pradėti turbūt, kaip jūs čia veikia? O, veikia. Apie pilietiškumą kaip lietuvių kalbos mokytoja. Tai kaip lietuvių kalbos mokytoja per žodžių darybą. Tai žodžių darybą pradėtumėm pirmiausia turbūt nuo žodžio šaknies, piliet, kuris yra kilęs pilietis iš žodžio valstybės narys turintis teisės ir pareigas. Mes gan dažnai girdim, kaip vaikai mėgsta pažymėti savo teisės, o mūsų turbūt darbas yra vis priminti tas pareigas, kurios yra labai svarbios. Priesaga, išk, reiškia būdo ypatybė, taigi kažkas būdingo piliečiui, tai ką mes irgi stengiamės visi ugdyti. Ir tą ypatybę sustiprina dar viena priesaga, daiktavardžio priesaga, kuri tikrai reiškia ypatybę. Taigi žodis turintis dvi priesagas, pažyminčias būtent būdo savybę, būdo ypatybės. Ir galūnė turbūt svarbiausias akcentinis dalykas, uždedantis, parodantis reikšmę, nes žodis be galūnės toks kaip ir žmogus be tėvynės, kas yra labai svarbu. Tai bendrai pilietiškumą žodį iššifravus, tai būtų piliečio sąmoningumas, atsakomybė, pareigų suvokimas. Kaip aš suvokiu tą pilietiškumą, tai būtent tai, kad ugdyti pilietiškumą ne per žodžių darybą, ne gramatiką, o per asmeninę patirtį ir asmeninį pavyzdį. Turbūt tas ir geriausiai patvirtina, kai tu rodai pavyzdžių taip, kaip galbūt reikėtų daryti. Taigi pilietiškumo ugdymas mokykloje galbūt istorijos mokytojai aiškintų vienaip, jie turi pilietinį ugdymą, jie turi nustatytą programą. Aš tai suvokiu, kaip pirmiausia tai yra brandžios visuomenės pagrindas. Kad ir kaip tai bebūtų, kolegė minėjo, kad pilietiškumas pirmiausia ateina iš šeimos, nuo pat pagrindų, bet mokykla yra ta terpė, kur mokiniai turi galimybę ugdytis buvimą bendruomenėje, buvimą kartu, mokymasi vieni iš kitų. Toliau tai turbūt yra geriausia investicija į valstybės ateitį. Kaip mes išugdysime, kiek mes investuosime, tiek iš tikrųjų mes ir turėsime. Aš visų baime galvoju tą tokį sakinį, kad pensijos aš neturėsiu. Labai aš jau apie ją svajoju, labai norėčiau to poilsio, bet vis girdžiu tas kalbas, kad sako, nebebus tų dirbančių žmonių, pensijos negausit. Tai aš stengiuosi ugdyti, investuoti, kad gaučiau tą pensiją ir galėčiau ją ramiai išeiti. Stiprina bendruomeniškumą. Tai mokykla jau yra ta terpė, kur mokiniai pirmiausia klasės sudėtyje gali išmokti išsirinkti seniūną, rinkimus tokius miniatiūrinius pasidaryti. Toliau mokykloje mes turime ir tarybas, ir tuos pirmuosius pagrindus įgyti, kuriuos vėliau išsineša į gyvenimą. Ir praėjusią savaitę prieš atostogas mačiau, kaip mokykloje rinko tarybos pirmininką, mokinių tarybos pirmininką ir kvietė visus gimnazistus ateiti balsuoti ir tikėjosi, kad ateis vienas kitas mokinys. Ir kai buvo smagu, kai salė buvo pilna, prie balsadėžių buvo eilė, nes jau net penktokai irgi suprato, kaip yra svarbu atiduoti savo balsą už tai, kad išrinktų būtent tą mokinių tarybos pirmininką, kurio nori, o ne kurį kažkas galbūt pasiūlė. Mokykla pilietinių vertybių laboratorija. Man patinka šitas žodis laboratorija, nes kas yra laboratorija? Bandymai, praktika, patikrinimas, o kur geriau negu bandyti ir klysti negu mokyklai, kur turi galimybę dar pasitaisyti ir įsivertinti kritinėse situacijose. Ir pilietiškumas ugdo kritinį mąstymą. O kaipgi be jo? Mokėti atsirinkti dezinformaciją, informaciją, pasitikrinti informaciją, ieškoti, ko reikia. Net ir per lietuvių kalbos pamokas pradedu nuo to, kad Wikipedija nėra informacijos šaltinis, jo nereikia naudoti. O po mokymo apie dirbtinį intelektą netgi 12-okai nustebo, kai rugsėjo 1 savaitę pirmoji užduotis – parašykite pastraipą naudodami dirbtinį intelektą. Paskaitykite, ne taip, mokomės iš naujo. Pasirodo, dirbtinis intelektas labai klysta. Taigi grįžtam prie pilietiškumo. Taigi pilietinis ugdymas per veiklas tai turbūt yra ta didžiausia galimybė, kur mokiniai patys ugdosi savo vertybės ir padeda tuo savo pavyzdžiu ir kitiems. O kas kitas, jeigu ne jaunieji šauliai? Jaunieji šauliai tai yra galimybė, kur mokiniai gali prie organizacijos prisijungti nuo 11 metų. Skautai turbūt anksčiau. Taip, nuo 6
teoriškai, praktiškai galima ir nuo 5. Taigi Kada vaikas gali pasirūpinti savimi? Tai mes labai draugiškai skautus pasiemam šiek tiek paugėjusius ir turinčius jau žinių. Taip, kad mes draugiškai, manau, bendradarbiaujam. Tai galimybė mokytis vieniems iš kitų ir vakar tikrinausi, paskutinėje konferencijoje sakė, kad visoje Lietuvoje yra 252 būriai, būreliai, kuopos, kurie yra skirti jauniesiam šauliam. Atrodo ir didelis skaičius, bet tuo pačiu ir mažas. Siekėmybė, kad jaunųjų šaulių atsirastų žymiai daugiau ir mano galbūt pavyzdys darbas parodyti, kad tai yra nesudėtinga, tai yra įdomu. Ir kadangi sakė, dar porą minučių turiu rezervę, galbūt ir pabaigoje pasakyti, kaip man kaip mokytojai padeda šauliškos veiklos. O nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo 2016 metų rugsėjo 1, kai mūsų Senvagės gimnazija pasibeldė šauliai ir sakė, turim pasiūlymą, formuokim jaunųjų šaulių klasę. Gimnazija, kadangi turinti pilietiškumo kryptį, mielai atidarė savo duris ir sako, darom. Aš pati tuo metu tik stebėjau vieną akimi, kaip tai vyksta ir toksai šioks buvo liūdesys, kad 17 metais iš tos klasės, kurioje buvo 26 mokiniai, liko tik 12 mokinių. Ir 2018 rugsėjo 1 jų liko 2. Ir dar vienas už kadro, aš, kur fotografavau, bet aš jau buvau šaulė. Aš tais metais Liepos 6 dieną daviau priesaiką, atėjau į Šaulių sąjungą ir mano tikslas į Šaulių sąjungą buvo ateiti būtent dėl jaunimo, dėl jaunųjų šaulių, nes aš supratau vieną. Gimnazijoje įsteigta šaulių klasė, viskas labai gerai, bet nebuvo to žmogaus, kuris būtų nuolatos matomas, kuris būtų pastebimas ir kuris padėtų motyvuoti, kad šitos veiklos reikia. Ir su šitų jaunuolių komanda, 2 jaunuoliais, mes užkūrėm reikalą. Užkūrėm rimtą reikalą ir šiandien mūsų jaunųjų šaulių yra 30, mažas skaičius, bet aš sakau, tai yra savanoriški, tai yra tie vaikai, kurie nieko neverčiami, patys prisijungia prie mūsų veiklų. Gal jų būtų daugiau, bet aš turiu taisyklę, kad jaunuosius šaulius aš priimu nuo 8 klasės. 5 labai nori, bet aš dar juos ugdausi, dar kaip sakyti, tikrinu ir sakau, lauksiu aš jūsų mielai 8 klasėje, kada jūs prisijungsite. Kadangi laiko mažai, tai aš jums tik tai galbūt pasidalinsiu tą realią patirtimį, ką mes veikiam su jaunaisiais šauliais ir tik 1 pusmetį. Kad pasidalinčiau visais mokslo metais, tai man turbūt reikėtų dar pusvalandžio. Tai labai trumpai 1 pusmetis ir galbūt ne apie tai, kad mes karybos mokomės ar karinių įgūdžių, čia yra tas šalutinis darbas. Mes didesnį dėmesį skiriam visai kitokioms veikloms, kur mokinių iniciatyva paskui persiduoda vieni kitiem. Tai metus kalendorinius pradėkim nuo sausio 13. Gimnazijoje yra tradicija, sausio 13 yra tapusi šaulių diena, kada tą dieną pamokas organizuoja šauliai. Pradėjau nuo pat pradžių prieš daugybę metų, kai pasikviečiau pati iš Šaulių sąjungos žmonės dalyvavusių sausio 13, tam, kad jie galėtų pasidalinti tą patirtimį, kurią matė. Nes šiuolaikiniam jaunimui kartais tą sausio 13, jie kitaip ją suvokia. Jiems tai, jie klausia, kada bus nedarbo diena ta diena, jiems čia galbūt aktualiau. Ir kai mes su jaunaisiais šauliais ruošiamės renginiui, kurį jie patys organizavo, aš vaikams pasakiau, kad yra galimybė dalyvauti bėgime, gyvybės ir mirties keliu. Jie taip draugiškai tamsta bėgam, ne ačiū, sakau, aš jūs palaikysiu iš šoną. Ir čia yra iliustracijos, kaip jaunimas patys savanoriškai, be prievartos, sakė, mes tai padarysim. Mes bėgsim, mes nešim Lietuvos vėliavą, mes atstovausim mūsų gimnaziją ir čia aš sulaukiau selfių nuotraukų būtent iš to bėgimo. Ir kai aš pasidalinau mokyklos puslapyje, tai turbūt buvo didžiausias džiaugsmas komentarai, kitais metais mūsų bus daugiau šitam bėgime. Vadinasi, tai kaip virusas, užkrečiama. Toliau renginys, kurį būtent organizuoja jau mokiniai, tai ryte turbūt visi tą daro, 8 ryto uždegamos žvakutės. Mes ne tik žvakutės uždegame, mes ir prie aukuro. Turim aukurą, kuriame yra tokia kaip atsiminimų ugnis kūrenama ir jaunųjų šaulių pareiga gimnazijoje pakabinti vėliavą plevėsavusią Gedimino pilies bokšto. Mes esame antrieji, kurie tą vėliavą gavo ir kur vėl smagu. Smagu, kai ta vėliava kaba 3 mėnesius, matyti, kaip vaikai vieni kitiem pasakoja, kodėl ta vėliava yra, kodėl mes ją turim, kodėl yra svarbu. Ir smagiausia matyti, kaip tie patys jaunieji šauliai ar kiti, kurie nėra jaunieji šauliai, jeigu tik pamato, kad vėliavos kampukas netaip užsilenkęs, jie prieina, patvarko, nes žino, kad vėliava tai yra valstybė, tai yra labai svarbu. Ir čia veda pamoką užsiėmimą šauliai. Mes jau dabar lapkričio mėnesį pradedam planuoti sausio 13, tai šiais metais aš išgirdau tokį mokinių
prašymą, pageidavimą, sako, šiemet svečių nekvieskit, pamokas vesim mes. Jie patys pasiryžę pasidalinti į klases, sako, galbūt eikim pas mažiukus, didelių mes bijome, bet jau jie dabar planuojasi, kaip tą pirmą pamoką jie patys praves gimnazijos bendruomeniai. Toliau, vasario 16, kadangi vasario 16 išpuola per mokinių atostogas, aš pasiūliau žygį, kaip lietuvių kalbos mokytoja ir šaulė, sakau, keliaukim Laisvės keliu, pradėkim Subačiaus aikšteliai, Rasų kapinės, Bernardinų sodai, Užupis, Trijų kryžių kalnas ir pabaigsime Gedimino prospekte. Gerai, sako, einam. Ir ėjome ne tik aš, ne tik mokiniai, bet ėjo ir tėvai. Ėjo ir mamos, ir netgi klausė, ar gali kitų mokyklų mokiniai prisijungti. Sakau, žinoma, gali, kodėlgi ne. Ir čia buvo smagu matyti rūpestį vieni kitais. Kadangi buvo tikrai šalta, buvo žiema, buvo vienoje vietoje, kur metaliniai laiptai, buvo smagu matyti, kaip vieni kitiem paduoda ranką, kaip saugo, kad nenukristų, o užlipus ant Trijų kryžių kalno pasigirdo, turiu karštos arbatos, aš turiu sumuštinį, aš turiu šokoladuką. Ir tas rūpestis vieni kitais, ar nesušalote, ar turite pirštinės, tai irgi toks kaip bendruomenės ugdymas. Mūsų laukiamiausia data yra kovo 11. Kovo 11 yra jaunųjų šaulių pasižadėjimas. Jie startuoja rugsėjo mėnesį, pusmetį mokosi ir jeigu sakyčiau, išlaiko išbandymus, bet turbūt tai nepavadinčiau išbandymais, galbūt yra kantrybės daugiau patikrinimų, kad jie tikrai pasiryžę ir nori eiti tuo keliu. Jie gauna uniformas, kas jiems toksai yra kaip tam tikras įsipareigojimas uniformos dėvėjimas, nes jie ir taip jau žino, kad jie jau kai mokyklai pasklinda gandas, kad tie vaikai įstoja jaunuosius šaulius, tai jie tampa ne tik klasės vadovės, ne tik tėvų, jie tampa ir Kazlauskaitės. Ir kas yra įdomiausia, jeigu koks nors vienas ten pasitaiko rūkantis, tai mokytoja ateina ir sako, žiūrėk, Kristina, tavo vaikai rūko. Sakau, su uniforma ar be? Nu be, tai sakau, ir auklėtojas. Ne, jis yra jaunasis šaulys. Gerai, sakau, bus pokalbis. Tai toks gaunas ir pasidalinimas, tai tais vaikais yra. Tai kovo 11 mes ne tik duodam pasižadėjimą, bet irgi kviečiu vaikus, sakau, sudalyvaukim labai gražioj renginį, kai reikia nešti valstybės vėliavą. Tai čia nuotrauka iš būtent šitų metų, kovo 11, kai tikrai jie su pagarba, su pasididžiavimu keliavo Gedimino prospektu, nešė tą vėliavą. Ir kas buvo įdomiausia, kai jie pradėjo kviesti žmonės. Ateikit, neškit kartu, būkit kartu su mumis. Pamatė pasiklydusi vaiką, tamsta aš pamesiu tą vėliavą, nes vaikas pasiklydo, reikia padėti vaiką su tėtė mamos surasti. Tai tas rūpestis ir kitais, ir pasididžiavimu savo valstybės pilietiškumu. Čia įdėjau vienos merginos nuotrauką. Aš gavau jo sutikimą, kad aš šios nuotrauką įdėsiu. Mergina, kuri labai nori būti jaunoji šaulė, tik tai turi vieną problemą. Tėvai namuose rusakalbiai ir išpažįstantis kitos valstybės, suprantama, netesiu, bet jinai šeimoje išdrįso pasakyti tėvams, aš esu Lietuvos pilietė, aš noriu būti Šaulių sąjungoje ir jinai deda visas pastangas, kad čia būtų. Ir jinai sakė, man yra šauliai ta galimybė, kai po 4 metų aš stosiu į karo akademiją, ir aš parodysiu, kad aš galiu būti kitokia negu mano šeimos nariai. Tai aš gavau jos leidimą, kad aš galiu ją šiandien čia parodyti. Toliau, žygis. Žygis Gintarui Žagūniui atminti. Čia atsiranda ir apie profesijas kalba. Praeitą savaitę apie kinologus mokėmės. Čia matėm apie šuniukų paiešką žmonių. Kaip tik už praeitą savaitę buvo atėjusi šaulė, kuri mokosi irgi ieškoti žmonių, vaikam parodė. Tai su vaikus supažindinam su pasieniečiais, kas yra pasieniečio darbas. Ir vėlgi, kas yra smagu, kad šitame žygy dalyvavo ne tik vaikai, bet ir tetės ir mamos. Tai toks jau gaunasi šeimyninė bendruomenė dalis. Vaikam, aišku, įspūdį padarė tos koncertinos. Jie sakė, mes nenorėtumėm, kad jos būtų smagiau, kad būtumėm draugiškos valstybės. Tai čia atsiranda ir tam tikras vertybių ugdymas. Ir pavasarį taip įdomiai, taip šeimos diena, mūsų gimnazijoje yra labai laukiama šeimos diena, kada kviečiama visa bendruomenė nuo 1 iki 12 klasės, ir tėvai, ir broliai, ir močiutės, ir seneliai, yra daromos visokios veiklos, koncertai, ir tai yra galimybė jauniesiam šauliam pasirodyti, ką jie veikia, ką jie daro. Aš tik tai stebiu iš šono. Viską daro patys vaikai. Patys vaikai susiplanuoja veiklas ir jie sako, mes nerodysim tos karybos, mes rodysim kitokius įgūdžius. Tai čia matosi, kai vienas vaikinas pristato, kas yra Lietuvos Šaulių sąjunga, daro daiktų atpažinimo tokį žaidimą, kiti vaikai daro kliūčių ruožus, rodo, kaip pasistatyti
pastogę, kaip susikurti ugnių naudojant skeltuvus ir dažniausiai čia būna pradinukų toksai antplūdis labiausiai norinčių būti. Ir čia yra viena iliustracija, nuotrauka, kur bėga vaikas su kuprinė, mes tokį darom kliučių ruožą, kai reikia užsidėti tą kareivišką kuprinę, mes ją pasistengiam padaryti ne tokią, kaip nešame 16 kg, bet bent 10-8, kad pajaustų. Tai būna labai įdomu matyti, kai ateina tas mažas pradinukas, kuris būna mažesnis už tą kuprinę ir jis vis tiek užsideda tas petnešas ir vaidina, kad daro pritupimus. Bet smagiau būna, kai tie dičkiai laiko tą kuprinę ir leidžia jam įsivaizduoti, kad jis ją pakelia. Tai vėlgi tas toksai draugiškumas padėti įveikti, parodyti, kad tu vienas nieko nepadarysi, kad tik tai su draugų pagalba tu gali kažko pasiekti. Ir čia turbūt tinka išgirsta citata, ją turbūt žino daugelis, kad stiprus esi tiek, kiek stiprus silpniausias tavo komandos narys. Ką man smagu matyti, kad jie niekada neišskiria, tu silpnas, tu gali, tu negali, o atsiranda mes padėsim, mes galim, mes padarysim, mes pasistengsim ir čia mes esam žaidynėse ir čia yra iš mūsų kasdienybės, ką mes mokomės, mūsų veiklos vyksta po pamokų 2 kartus per savaitę. Ir ką aš dabar pastebiu, kad kartais, kai vyksta pamokų keitimai, vaikams reikia pamoką 2 palaukti, tai jie ir laukia. Jie nepabėga, jie laukia, jie daro namų darbus, kadangi yra skirtingų klasių, 8, 9, turim ir 11, 12, tai aš kartais, kadangi mano kabinetas vienas iš tų, kuris turi langelį duryse, tai aš kartais tiesiog matau, kaip jie laukdami užsiėmimų padeda vieni kitiems mokytis, spręsti užduotis vyresniukai jaunesniems. Tai toks bendradarbiavimas atsiranda. Pirma pagalba. Niekam turbūt dar nepakenkė jos išmokti, mes jos tikrai mokomės daug. Kiek galiu mokau aš, kada aš nebegaliu, aš pasikviečiu jau paramedikus profesionalus, kurie ateina parodyti, kaip tai reikia. Ir kai mes su vaikais aptarinėjom atvejį Elektrėnuose prieš porą metų, kai vyras eidamas namo paslydo, atviras rankos lūžis ir kol atvažiavo greitoji, vyras nukraujavo. Vaikų buvo vienintelis klausimas, o kodėl niekas nenaudoja turniketo? Taigi visi turi, sako, taigi vairuotojai mašinose turi. Sako, aš būčiau langą mašinos uždaužęs, pačiupęs tą vaistinėlį ir uždėjęs. Tai tada man toks jaučiasi geras jausmas, kad žinau, kad tai yra ta karta, tai yra ta grupė vaikų, kurie esant reikalui tikrai padės ir tikrai nebijos ir jie reaguos į situaciją. Praktiniai mokymai, kaip be jų. Išėjimas į mišką, čia turbūt šauliška gyvenimo dalis, mes neįsivaizduojam buvimo be miško. Aš tai kartais vadinu para be telefono. Aš įsivaizduoju, kad oi, kaip aš juos išgąsdinsiu be telefono, jie taip, be telefono, gerai, kokios problemos, žemėlapis, kompasas, einam, miške pavalgyti, pamiegot, gerai, be problemų, pasiklydom miške, neradom kelio, kurio reikėjo, tiksliau radom, bet aš norėjau šiek tiek, kad pelkė apeitų, nes šiek tiek pati bijojau dėl jų, sakau, vaikai miego sąskaita. Sako, jūsų, ne mūsų, mums tai miego nereikia. Ir kai ryte po 24 valandų aktyvios veiklos aš galvoju greičiau grįžti namo ir poilsio, aš jaučiu taip visas būrys aplink mane ir klausimas, kitą savaitgalį kartojam? Ne, sakau, man reikia poilsio, man aš tiek daug su jumis negaliu. Kad tai tikrai veikia, tai matosi iš tų laimingų veidų. Tai yra po visiškai aktyvių veiklų, aktyvios veiklos, nemiegojus, pajudėjus ir pabuvus kartu su visais miške. Ir čia turbūt labiausiai ir tiktų Mato Šalčiaus citata, kad aš pašvenčiau visas savo jėgas šalies švietimui ir laisviai, bet mažai padariau, tęstu toliau mano darbą. Tai kaip mokytoja man irgi norisi tą tęsti ir aš žinau, kad aš padariau labai gerą sprendimą, kai tapau šaule, nes aš tapau tuo pavyzdžiu, kurį mokiniai mato ir jie žino, kad aš dalyvauju tose veiklose. Kadangi turiu laiko, tai aš taip drąsiai dar dalinuosi. Čia aš jau rodau šiek tiek savo, kaip sakyt, ne savo praeities, bet čia jau mano buvusi mokinė, jaunoji šaulė, kuri dabar yra 3 kurso kariūnė karo akademijoje. Ir kai mes vykome karo akademiją, jinai vedė ekskursiją, užsiėmimus, parodymus, kaip pavyzdį, ko galima pasiekti. Tai būtent po tos ekskursijos ta mergina ir sakė, aš irgi ten būsiu, kad galėčiau pabėgti nuo savo šeimos. Ir paskutiniai nuotraukai košė, kur valgo ir jaunuolis, kuris jau tapo 1 kurso studentu, kuris irgi sakė, negaliu, jūs taip gražiai apie tą karo akademiją kalbat, aš išbandysiu. Klausiau jo prieš kelias savaitės, kaip, sakė, gerai. Aišku, dar sakė tai, kad aš ir diplomą gausiu, ir pinigų duoda, sakė, čia labai daug pliusų yra. Geri pavyzdžiai užkrečia. Čia jau mano auklėtiniai, kaip nežinau, čia turbūt keista, bet mano auklėjamojo klasėje šaulių pernai nebuvo nei vieno. Nežinau, va čia aš atrodo, taip stengiausi tą pavyzdį rodyti, bet gal 8-okai dar tas amžiaus toksai tarpsnis nelabai. Šiemet jau turiu pusę klasės pas save jaunųjų šauliųjų, jie ryžosi, bet jie visą laiką mato.
Nes tie vaikai mano kabinete šurmuliuoja, jie būna, jie ateina, aš ne visiems jauniesiams šauliam dėstau lietuvių, jie mokosi kitose klasėse, bet jie mato tuos pavyzdžius, jie girdi, kaip mes per pertrauką susitikę po miško kalbamės, kaip mes aptariam. Ir čia, kai aš pavasarį mano aštuntokai turėjo kaip ir tokias simbolinės išleistuves, aš paklausiau, ką veikiam? Nu, galvos, sakys, kavinė, šašlykai, ten klaunas, dar kažką. Sako, auklėtoja, kaip tai ką veikiam? Į gamtą, traukiniu. Jūs įsivaizduot, kad galėtumėm kitaip? Ir kai mes važiavom traukiniu link Kauno ir kai konduktorė priėjo, sako, aš senai mačiau, kad būtų tokie drausmingi vaikai ir jūs ten nieko, nei balso nepakėlėt, nes jie žino, kaip reikia elgtis. Ir kai mes vykome į Perlinių Danielių parką, mums ten bebūnant pamatė vaikai, kaip darbuotojas ritina to šieno kūgius. Aš nieko nesakiau, aš tik kažkaip momentu pakėliau galvą, kad jie kažkur bėga, kur jie bėga. Paskui žiūriu, jie irgi ritina tą kūgį, tai sako, reikia padėti, kaip kitaip. Ir iš tikrųjų tada buvo smagu, jau man nebeleidžia, ne čia? Leidžia? Ne. Laikas išėjo ir paleiskit iš naujo. O. Nes aš gražių nuotraukų turiu su elniukais, kai mes tiesiog su auklėtiniais tam gamtos parke mėgaujamės gamta ir žinokit, tas pabuvimas gamtoje irgi vaikai paskiau ir sako, va čia tai suprantu, ką reiškia priežiūra, ką reiškia atsakomybė, ką reiškia buvimas kartu. Kaip tai persikelia į pamokas? Tai persikelia į pamokas, kada mes mokomės lyderystės, kas yra lyderis, kai jie susėda ratu, kai jie dalinasi tomis pareigomis ir nebūtinai tenai bus jaunasis šaulys, galbūt bus tik tai kitas vaikas, kuris matęs, kaip mes dirbame ir ką reiškia tos lyderio savybės, kurios yra reikalingos ir kurias mes tiesiog pritaikom į to realioj veikloj. Ir aš jau vis dažniau ir pavasarį per pamokas girdžiu, einam į tą lauką, būnam gamtoj, nes jie mato, kad mes toj gamtoj turim daugiau galimybių atsiverti. Ir pabaigai dar nuotaikai pakelti, nieko nuostabaus, kai mokytojų dienos proga vaikams pasiūliau sukurti memus apie mokytojus. Nu, ir nieks nenustebo darbe, kad jie kūrė su kariniam nuotraukom. Iš žurnalo Trimitas, tai jie tiesiog kitaip ir nebelabai įsivaizduoja, kaip tą padaryti, bet kas man patiko, jie čia mato pozityvius dalykus, jie nemato čia blogo dalyko, jie nerašo apie karą, apie prieštaravimą, kaip bendraklasis sužino, kad tu turi gumos, biologijos mokytoja, kaip nusirašinėjant reaguoja, arba fizinio mokytojas parodo savo galę, ir su draugeliu kartojamės prieš kontrolinį. Apie raštingumą nekalbu, netaisiau specialiai. Tai sakyt, tas atsiranda, ne visi šitie dalykai. Taigi, pabaigai pilietiškumas yra veiksmas, o ne tik žinios. Žinios yra viena, vadovėlių paskaityti yra kita, bet tik per veiksmą, per praktiką, per galimybę tą patirti gyvai mes galim tai išsiugdyti. Ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad veiksmas veikia kaip virusas, kuris persiduoda vienas iš kito. Ir kiekviena, kaip sakyt, dalykas gali tapti terpė pilietiškumo ugdymui. Kiekviena erdvė. Vilnius yra mokykla, miškai aplink mūsų yra, kur kartais po pratybų vaikai grįžta, išvažiuoja su viena kuprinė, grįžta su dviem. Nes viena būna šiukšlių maišas, kur jie surenka miške ir sako, mes negalim palikti, jeigu matom. Vienas mačiau tėčiui bagažinę padangą įgrūdo. Sakė, reikia parvežti, čia palikti negalime. Taigi, nors aš pradėjau kalbėti apie pilietiškumą kaip žodį per žodžio darybą, bet vis tik tai nėra tik žodis, tai yra žymiai daugiau. Ir šita nuotrauka man įkūnija, kad pilietiškumas yra požiūrio kampas, kaip tu jį pažiūrėsi. Tu gali šitoje nuotraukoje laikyti ginklą rankoje, bet tu gali laikyti muilo burbulus ir jais dalintis kaip gėrius sklindančio aplinkui. Ir kadangi jau visiškai viršiau laiką, dar rodo liuksą, aš kai ėjau į Šaulių sąjungą, aš ėjau būti mokytoja jauniesiams šauliams. Aš neplanavau, kad aš įsitrauksiu į aktyvę šaulišką veiklą, bet taip gyvenimas susiklostė, kad aš mokau ne tik jaunuosius šaulius, bet mokau ir suaugusius žmonės, kurie stoja Šaulių sąjungą, pravedam bazinį mokymo kursą. Ir aš labai laukiu iš to savaitgalio, nes aš žinau, kad aš artimiausius 2 savaitgalius praleisiu miške. Šeštadienį pradėsim, sekmadienį pabaigsim, 1000 žvaigždučių viešbutis, orų prognozės rodo, kad tikrai 1000 žvaigždučių, nes lyg ir giedrą dangų praneša, su lengvu minusiuku, bet man kaip mokytojai tai yra fantastiškas restartas. Kai tu pavargsti nuo darbų taisymo, kolegės lituanistės pritars, kai smegenys ūžia, kai tu naktį prabundi ir galvoji, ar visas stiliaus klaidas pažymėjau ir tu apie atrodo nieko negali pagalvoti, tu išeini į mišką. Tu tiesiog 24 valandas turi galvoti tik apie tai, ką tu ten darai ir tu grįžti namo galbūt fiziškai pavargęs, bet emociškai pailsėjęs. Tai ateikit į Šaulius labai gerai.